Kopš bērnu dienām tevi zinu es. Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā. Labas vakaras. Sveiki atvykę į Rygos lietuvių vidurinės mokyklos absolventų susitikimą, skirtą mokyklos 25. jubiliejui. Sveiciens visiem tuviem un tāliem atbraucējiem un sveiciens šajā skolas salidojumā. Es šodien atkal jūtos ļoti viens. Es šodien atkal vēlos tevi satikt. Un atmiņas tad manā sirdī brien, un liekas man tās grib tur ilgi palikt. Tās grib aiz rokas viegli tvert. Un kādreiz mītās takas atkal staigāt. Grib aiziet tur, kur upe vilni met un augstu gaisā dzērvjas kāsu staigā. Skola vienmēr ir bijis radošs ideju šūpulis, mājas, patvērums, labu zināšanu ieguves vieta, kur laimīgs ir bijis tas, kurš to ir vēlējies. Jo iespēja tika dota visiem, gan skolotājiem, gan skolēniem.
Labas vakaras visiems. Iš tikrųjų, jums, mokyklos direktorė, visada liks mūsų gerbiama Aldona Treja, jei žodis bus vėliau. Noriu pasveikinti jūs visus atėjusius. Mums jau 25, tai ketvirtadalis nuo 100. Mums labai džiugu, mes visi mokytojai labai džiaugiamės, kad kai kurie jau atvedėte savo vaikučius į mūsų mokyklą. Kai kurie tapote mokyklos rėmėjais. Mums labai džiugu, kad tiesiog nepamirštate mūsų sienų, ateinate pasižiūrėti į mus, jaunus ir nelabai jaunus. Mums labai malonu, kai jūs vadinate mus vardu. Mes jūs mylime, mes visada jūsų laukiame. Šiandien jums noriu palinkėti gero vakaro, pasidžiaugti draugais, pasidžiaugti mokytojais, pasidžiaugti muziką, kurią girdėsite, galėsite ir pašokti, nusifotografuoti foje, nusipirkti iš karto nuotrauką. Gero jums vakaro. Labas vakaras, brangus absolventai. Labas vakaras, dukrelės ir sūneliai. Galvoju, kad leisit mane taip jūs vadint. Atvykę šį vakarą į mūsų namus vaikystės ir jaunystės, kur praleista tiek daug, galvoju, kad daugumas iš jūsų kartu su mumis 12 metų. Tas yra nemažas laikas. Ir mes matėm, kaip jūs keitėtės, kaip jūs augat. Kokie jūs esat puikus ir šaunus, kaip mes jūs mylim. Kada aš važiavau iš Lietuvos į Latviją, man tėvelis sakė, žinok, dukrelė, turi turėti 3 vaikus mažiausiai, bet aš turiu tik 1 sūnų. Kad aš dabar jau klaidų tu neištaisysi, sakau savanukam, ko tu, omyti, pergyveni? Juk tu turi tiek daug vaikų, kuriuos tu myli. Ir tu kiekvieną dieną eini. Tikėkit jūs, kad tikrai aš esu labai laiminga, kad atvažiuoja kokie svečiai iš Lietuvos, mes einam po Rygą, kad sveikinasi, kad mane pažįsta. Ir aš suprantu, koks tai yra turtas. Ne pinigai, ne kokie nors lobiai, kurie žmonės kiti labai stengiasi krauti, bet meilė, pasitikėjimas, toks draugiškumas. Ir aš savo mokytojus, kurie mokykloje dirba, vadinu savo, sakau, už tai, kad yra labai draugiškas kolektyvas, labai vienas kitą gerbė. Ir pradirbus 25 metus niekad negirdėjau, kad jie bartųsi, kad ką nors dalintų. Tas yra didelis dalykas. Aš galvoju, kad kiekvienam kolektyve reikėtų būti geram, nuoširdžiam. Ką aš norėčiau pasakyti apie mokyklą? Mes čia atvykom 2001 metais. Ir dabar jau kiek turim, jau eini 15 metų, 16 metai, kaip mes čia gyvenam. Jūs buvot tie liudininkai, jūs buvot tie žmonės, kurie kartu su kolektyvu mes matėme, kaip kyla mūsų namai, kaip jie statosi, kaip auga. Atsimenu, kad mes čia atvažiavom, nebuvo stogo, reikėjo su lietsargiai sėdėti 2 aukšte, kad lietus nelytų ant galvos. Neturėjom nei kėdžių, nei stalų, nieko. Yra mokyklos, kad gauna viską, ateini, jau gali sėsti klasę, yra ir kino aparatūros, ir visi ekranai ir taip toliau. Mes pradėjom nuo paprasto šaukštelio ir lėkštė, kurią mes pirkom atostogų metu, vaikštinėjom po parduotuvės, ieškojom pinigų. Ir gerų žmonių pagalba ir kolektyvo pastangomis. Ir jūsų darbu. Jo mūsų akmens sodas, kas yra? Vaikai yra atvežę. Yra tėveliai davė mašinas, vaikai ir surinkę akmenius, atvežę, sodinę gėles. Viskas yra savo rankom padaryta. Todėl, kaip aš atidarau vartelius šičia, tikiu, kad ta yra mūsų žemė, mūsų namai, mūsų sodas, mūsų vaikai, mūsų mėly žmonės. Mūsų yra baigę mokyklą jau 14 laidų,
178 žmonės, kurie turi tikrai gerą ateitį. Aš, kad sutinku vieną kitą pažįstamą, man sako, klausykit, jūsų mokykla ypatinga, kokie jūsų yra absolventai, kokie nuostabus žmonės, kokie darbštus, kokie nuoširdus. Mes didžiuojamės jumis. Aš linkiu jums sveikatos pirmiausiai, meilės, draugiškumo. Turėkit didelės šeimas, nebijokit to. Jo laimė yra mūsų vaikuose. Jo likimas. Nu, mokykla šita yra tikrai mūsų namai, tikri namai. Aš tikiu, kad ir jums yra širdelė tokia. Nu, džiaugiasi, kad jūs atidarot duris ir ateinat. Viso ko geriausio linkiu, ką galima žmogus gauti iš savo gyvenimo išlikimo. Būkite laimingi. Grįžtam namo iš kelionių tolimų, nusiprausti šulinį prie namų. Grįžtam namo iš padangių svetimų, paklausyti vyturių prie namų. Vėl namo, senio sodo tylumon. Kraujo balsas šaukia vėl namo, ten dangus virš galvos liejas taip žydrai, kad rodos grįš vaikystės aitvarai. Kažkada nutrūkę aitvarai. Nors jau seniai gimtą namą palikai, nors apaugo jau žolę ten takai. Bet iš visur ten kasdienai neini, atsigerti atminties šulinį. Vėl namo, senio sodo tylumon. Kraujo balsas šaukia vėl namo, ten dangus virš galvos liejas taip žydrai, kad rodos grįš vaikystės aitvarai. Kažkada nutrūkę aitvarai. Rodos grįš nutrūkę aitvarai. Ir bus kaip visuomet, mes dabar šnekėsim, o jie juoksis iš mūsų. Andriau, tu pats čia toksai rėmėjų sūnus. Labai malonu atvykti į mokyklą po tiek metų. Visi mokytojai beveik pažįsti jau dar yra. Pusė mokytojų dar pažįstami, pusė jau nauji. Norim labai padėkoti už renginį ir visada džiaugiamės ir mes su Richardu, tai dažniau negu gal kiti mūsų draugai ateinam į mokyklą, kas rytą ateinam ir kas vakarą. Ir ačiū mokyklai ir noriu pasakyti, kad ir mūsų vaikai sako, kad jiem labai čia patinka, kad čia yra namai. Nes kai tu esi absolventas, tai kartais jau pamiršti, kaip buvo ir kartais gal idealizuoji ir galvoji, kad buvo geriau, bet turim mes dabar namuose dvi mergaitės, kurias sako, kad kiekvieną dieną yra džiaugsmas. Ir labai ačiū mokytojai Giedrei, irgi norėčiau pasakyti, nes mokytoja Giedrė buvo mūsų mergytės auklėtoja ir padarė labai didelį darbą. Ačiū. Direktorė, mokytoja Daiva, ačiū.
Dėkui už renginį, labai daug nieko nepasakysiu. Labai džiaugiamės čia atvykę, kaip sakant, ir tikrai labai daug pažįstamų žmonių čia matome, bet ne visus pažįstu čia, kas čia susirinko, taip? Bet labai ačiū už šaunų renginį, tikrai gražiai surinktas, malonu prisiminti savo klasiokus, abudu iš jų. Tai, o visus mokytojus, ačiū jums, tai dar kažkas tai... Lėgai, porą žodžių, nabys. Na gerai, jeigu klasiokai reikalauja, tai reikia kažką pasakyti. Iš tikrųjų, aš atvirai prisipažinsiu, nebuvau mokyklo labai seniai, nežinau, 5 metus atrodo daugiau. Bet visada ateinant į mokyklą yra labai toks šiltas jausmas, nes prisimeni tuos laikus, kada buvai mažas ir dukai ir bėgiojai va su šitais, kurie už nugaros stovi. Iš tikrųjų yra labai šiltas, geras jausmas ir aš visada sakiau, kad man atrodo, tai yra labai didelis privalumas, kad mes visi visada buvome kaip ant delno. Mes buvom 5, 8, 10, bet visi buvom pastebimi ir visi gavom jūsų laiko, jūsų rūpesčio ir jūsų meilės tikriausiai. Taip kad ačiū visiems ir tikrai labai džiaugiuosi asmeniškai, kad šiandien čia atvykau į šį renginį. Ačiū! Labas vakaras, mėlieji. Juokas juokais, trumpai prisiminiau tikrai tos mokyklos laikus, kai sakydavo, Ieva, eik pakalbėk, Ieva, eik padaryk. Tai va, smagu, grįžom šiek tiek į praeitį. O, dievai, toks iš tikrųjų jauduliukas, žinokite, buvo šiandien besiruošiant ir planuojant atvykti. Tikrai ir aš visų, noriu sakyti, kolegų, klasiokų vardu noriu labai padėkoti už šią progą, jūs visus pamatyti, būti čia. Visuomet džiaugiausi už tėvų pasirinkimą, paskui už savo pačios pasirinkimą būti šioje mokykloje, ją pabaigti. Mokykla tikrai įskiepijo meilę Lietuvai ir gal ne mano klasiokai, bet aš pati daug metų praleidau Lietuvoje ir grįžau visai neseniai. Klasiokai, ar jūs mylit Lietuvą? Taip. Aišku. Ievinė, tu myli Lietuvą. Myli? Ir Ievutė vis dar nepamiršo lietuvių kalbos. Tai va, ačiū, mėlyje, tikiuosi, kad mokykla ir šiandien šauniai gyvena. Taip. Visiems gražaus vakaro, tikiuosi, dar turėsime progos visi pabendrauti, pasišnekučiuoti, kaip kam sekasi. Tai va, visiems gražaus vakaro. Ir ačiū dar kartą. Es atvašos pateikt latviski, bet jebkurā gadījumā esmu latviski runājis 11 gadus atpakaļ, tad, kad es te esmu mācījusies. Bet visu saprotu, neskatoties uz to, un vispār gribu pateikt šai skolai lielu paldies gan par to, ka šī ir kā liela ģimene, jo es pārnācu no lielās vidusskolas, un tad bija tiešām pilnīgi savādāka atmosfēra nekā lielā vidusskolā. Un tu te uzreiz sajūties kā mājās, un vienkārši 11 gadu laikā, 11 gadus atpakaļ es te ieguvu ļoti labus draugus, ar kuriem vēl projām draudzējos. Ir tīpaši tās ir manas 2 sieviņas. Arī vīru. Esmu ieguvusi šeit. Jā, tā kā man tiešām šīs ir lielas mājas, un es vienkārši tagad sēžu, man tāds ir, ka pilnīgi nekas nav mainījies. Paldies jums liels. Un visām skolotājiem, un Šķirpānē, un vispār, un protams, un visām foršajām skolotājiem. Liels paldies jums. Nu, vīru es šeit neieguvu, bet es vēlējos teikt paldies mūsu 2 foršām skolotājiem. Tas ir skolotājai Inesei un skolotājai Devai. Paldies. Nē, manā laikā nebija. Jebkurā ziņā paldies. Ačiū. Šitie vaikinai iki 9 klasės buvo mano auklėtiniai. Prieš kokius 7 metus ar 6 aš su šeima atostogavom Ventspilyje, vaikštom po parką, aš kažką ten šūkauju. Pasisuku staigiai, stovi toks didžiulis vyriškis šalia manęs ir sako, mokytoja, labą dieną. Einu per parką ir girdžiu jūsų balsą. Jis pradėjo ieškoti pagal balsą, surado, įsivaizduokit, kaip malonu yra, kada pagal balsą atpažįsta ir nepamiršta. Ačiū. Taip ir buvo.
Mūs, kaip matot, labai didelė klasė. Mes dviese baigėm mokyklą. Bet, žodžiu, seniai nebuvo. Pasižiūrėjom, atėjom, mokytojas, kai buvo gražias, taip ir paliko gražias. Viskas tvarkojo. Taip. Aš norėtų pasakyti ačiū visams mūsų auklėtojams. Pirma mūsų auklėtoja mokytoja Jolanta, aš atsimenu tai. Mes atsimenam. Mokytoja Vaida ir mūsų auklėtoja irgi mokytoja Loretai, kuris dabar nėra, bet tiesiog labai didelis ačiū jai. Ir aišku, mūsų direktorė ponė Aldonai. Didelis ačiū jums. Norėjau sakyti, kad mokykla mane išmokė nebijoti šnekėti prieš auditoriją, bet pasirodo truputį rankai dreba. Bet tik šiek tiek. Ačiū visai mokyklai už mūsų visus, už mano draugus, beje, iki šiol. Aš ne tik dabar jūs pamačiau, mes nesibučiavom taip visi, kaip bučiavosi, nes mes matomas žymiai dažniau nei čia. Ir ačiū mokyklai už tokius draugus, kokius turiu dabar. Tai yra vienas dalykas. Antras, ačiū mokyklai ir mokytojams, ne mokyklai. Mokyklos sienos nieko nereiškia, jeigu nebūtų jūsų visų. Ačiū, kad galiu čia stovėti, šnekėti lietuviškai, latviškai, rusiškai. Ir nepergyvenu, kad susipainėsiu, pripratus. Ačiū mokytojai Vaidai, kad dainuoti nemoku, bet dainuoju ir nesigėdiju. Ačiū. Paldies Kaltanelijai par to, kad man vienmēr un visur savs viedoklis, pat liftā es varu izstāstīt, kad viņš brauc par ātru vai pa lēnu. Man ir viedoklis uz visu. Paldies jūsu stundām. Paldies, skolotāja Regina, ačiū jums už šiukšlių karelius irgi atsimenam iki šiol. Aš gal šiek tiek tvarkingesnė nei buvo tose klasėse dar senai mokyklai. Ačiū mūsų antrai mamai, mokytojai, direktoriai, mamai, Aldonai Trėjai, mes visi taip pat dėkojam ir aš galiu šnekėti visada, aš mėgstu. Bet duosiu klasiokam žodį, ačiū visiems ir labai jūs visus malonu matyti. Ačiū, Jėzus, tikrai labai senai nešnekėjau. Ačiū, jūs te sakė, kaip čia dabar laikyti, kad girdėtųsi geriau. Bet norėjau sakyti, kad iš tiesų ačiū jums, kad jūs nesenstat. Ačiū jums, kad jūs liekat tokie patys ir žinokit, jūs tokie gražus. Labai linkiu jums sveikatos ir dar kartą sveikatos. Didelis ačiū. Jau daug ką pasakė, aš tikrai tikėsiuos, kad tiek daug šypsenų aplinkui yra ir aš norėčiau, kad taip visada būtų. Šypsena ir dar kartą šypsena. Didelis ačiū. Labas vakaras. Mes norim pasakyti ačiū jums, kad tokia yra proga visus pamatyti ir tikiuosi, kad pamatysim jūs dar po 10 metų ar po 5. Po 25 irgi taip. Ačiū jums. Es nezinu, pēc kādas kvalifikācijas man drīkst dot mikrofonu. Lūk, mēs esam ļoti labi saglabājušies. Visi saka paldies, bet es domāju, man jūsu žēl, jūs neredzat mūs katru dienu. Bet jā, mēs sākām skaitīt, cik mums vispār audzinātāji ir bijuši. Un ne tikai man, jo es tikai 4. klasē atnācu, bet skaitījām, mums bija Ilze Mežuli, tāda audzinātāja, tas Vinga. Pēc tam mums bija skolotāja Nelī. Mums tad bija Rita un pašās beigās tad Atis pievienojās. Ja? Un tad, laikam jau visiem liels paldies par to, ka arī mums kaut kā jau savāc kopā. Es pat nezinu, ko teikt, ka visu dienu bija jārunā, pēkšņi atkal ir jārunā. Prieks vienmēr ir sazināties, jau ar kolēģiem, ar skolotāju Ines, ar skolotāju Nelī pa laikam. Ko es šobrīd darītu, ja es nebūtu šajā skolā atnākusi un sākus mācīties, noteikti nebūtu tik sirsnīgs un saprotošs cilvēks, jo tas ir tas, ko šajā skolā šeit iemācīja. Būt laipniem, būt sirsnīgiem un pateicīgiem par to, kas dzīvē ir dots. Paldies jums, skolotāji! Vārds tālāk, Žuleta? Katram! Mūsu runa būs man šeit visgarākā, jo mēs esam gandrīz visi šodien atnākuši. Un, jā, daži no mums ir speciāli atlidojuši uz šejieni, lai redzētu Aldonas Trējas kundzi. Ksenija, diemžēl, ir izgājusi. Mums ir ļoti liels prieks, ka mēs esam pabeiguši to skolu, jo mēs esam iemācījušies ļoti daudz ko. Mēs esam pārstājuši bīties no cilvēkiem. Pirms mēs sākām
Pirms skolotāja Ilze Mežula mūs nodeva Ingai Strēlniecei. Mēs visi pārbijāmies, un tad pie Nelijas Jokubauskas mēs visi kratījāmies. Un, kad mēs uzzinājām, ka mums būs jāmācās lietuviešu valoda ar Daivu, bet mēs beigās sapratām, ka to, ko mēs baidamies, to mēs visvairāk mīlam. Un pateicoties Ādonai Trējai, kas ir izvēlēsies perfektu kolektīvu un visu skolotāju, kas mums ir izaudzinājuši un visu, ko iemācījuši. Zināšanas, visas, ko es zinu tagad, un pateicoties Ilzes Mežulas filharmonijas koncertiem, es saprotu, ka dzīve ir daudz interesantāka nekā varētu būt. Labas vakaras visiems. Na, iš tikrųjų, kiekviena laida ateina ir lieka pasakyti vis mažiau ir mažiau. Tai pirmiausia, gal norėtumėm visos klasės vardu padėkoti, kad iš tiesų ši mokykla yra namai, yra Lietuvos salelė, kaip dažnai mes mėgstame sakyti. Kažkas čia išmoko lietuvių kalbos, kažkas latvių, kažkas rusų kalbą išmoko. Na tai mes iš tiesų, apart to, kad labai daug mokėmės, mes ir daug dainavome, šokome čia, skaitėme eilėraščius, na ir iš tiesų įvairiapusiškai patobulėjom. Tai norim jums už tai padėkoti. Gal dar kas iš klasiokų nori pasisakyti? Tikrai ačiū visiems ir sėkmės jums toliau dirbant. Nepārsteigties, ka mēs esam tik maz, priekš mums tas īstenībā ļoti daudz pat. Jā, priekš mums tā ir normāli. Kažką pasakysi lietuviškai nedaug, 8 metus mokos, kažką reikia žinot. Valera labai gerą frazę pasakymą. Ačiū už kvietimą, ačiū, kad mums yra toks šansas mums absolventams ateiti dar kartą į mokyklą, susitikti draugais ir mokytojais. Tagad jau latviski gan jau pārējuši. Nu, kā ir, tā ir. Man vienmēr skolā patika, ka mēs vienmēr bijām tik maz skolnieki, tik maza skola, bet tas, man liekas, tieši mūs visus absolventus kaut kā saliedēja, ka man pat ir draugi ne tikai no manas klases, bet arī no daudz vecākām, no daudz jaunākām klasēm. Un tas vienmēr paliks atmiņā. Un paldies administrācijai, skolotājiem par ieguldīto darbu, par atbalstu šo gadu laikā. Jā. Un tagad dodu vārdu Valieram. Visiem sveiki! Absolvēju šeit 9. klasi. Man liekas, tas arī ir ļoti apsveicami. Jo šī skola man bija kā atspēriens, lai aiziet uz mācību iestādi, kur ir grūti tikt. Jā. Šī skola ir pietiekami augstā līmenī, es teiktu ļoti augstā līmenī, dot ļoti labu bāzi, lai varētu piepildīt jebkuru savu vēlēšanos turpmāk. Gribu pateikties skolotājiem, kāpēc. Mana sieva tagad mācās par pedagogu, par angļu valodas skolotāju. Es redzu, cik daudz laika viņi iegulda, lai izdarītu kaut kādas mazas lietas. Jūs redzējāt prezentāciju, es šo prezentāciju redzēju pirmo reizi, par to, kā tas izskatījās un kā tas ir tagad. Es nevēlos, lai mana sieva būtu par skolotāju. Kāpēc? Jo es zinu, ka viņa dzīvos skolā, lai tur būtu vismaz bišķu līdzīgi kā šai skolai. Vismaz bišķu. Vienkārši redzot, kas ir noticis, tiešām visu cieņu. Es nezinu, kā jūs to paveicāt, tiešām. Tagad redzot, es domāju, vau, tas ir milzīgs darbs. Par jūsu attieksmi, par jūsu darbu. Paldies! Atrodo, šiaip iš esmės visai nesenai laikiau tą patį mikrofoną ir stovėjau čia priekyje. Kitas. Geresnis turbūt. Visų pirma, norėčiau pasakyti ačiū už šį nuostabų renginį, nes turbūt sužinojo prieš mėnesį ar kiek seniau. Pradėjome planuoti ir planavimas buvo tikrai džiaugsmingas procesas, nes norėjusi pritraukti kuo daugiau žmonių, kad pamatyti, kad susitikti šiandien čia. Ir aš manau, kad mes esame viena iš tų laidų, kurių susirinka daugiausia. Beveik. Aš tik Trumpas, aš truputį pridedu.
Ir norėčiau pasakyti ačiū dar visų mūsų vardų už tai, kaip mokykla paruošė. Išėjome iš mokyklos ir nežinojome, ko laukti. Ir buvome įmesti į tokią labai įdomią aplinką, universitetas, darbas ar dar kažkas. Kažkur žinių pritrūko, kažkur turėjome jų per daug, bet svarbiausia, kad išėjome iš čia tikrai nuostabiais žmonėmis ir aš manau, kad tikrai esame laimingi pasakyti, kad esame iš Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Taigi dėkoju Jums už tai. Pēc labākajām tradīcijām, pēc runas lietuviski būs arī latviski. Un mums ir ļoti patīkami apzināties, ka mūsu klase ir tā, kur ienāca pirmā šajās telpās. Un ir vēl patīkamāk apzināties, ka te nav mainījies itin nekas. Ne vizuāli, ne pēc sajūtām. Un skolotāja Regīna bija tā, kas mūs šeit ieveda, un paldies par to. Un ļoti liels paldies arī par to, ka, man liekas, paldies mums jāsaka mums visiem, ka mēs visi, vairāk vai mazāk, es domāju, varam stāties priekšā un runāt. Un paldies par to kopības sajūtu. Sveiki! Ko gribu piebilst par to, ka es atceros, kā stāvadam šeit uz skatuves. Mūsu klases žetonu vakarā direktora vēl mums sacīja, kad mēs šeit visi esam viņas mazi cēlēni un vienmēr varam justies šeit kā vistas paspārnē, drošībā, siltumā. Un ziniet, lai gan ir pagājis laiks un mums visiem mums ir savas dzīves, viss ir mainījies, vēl joprojām mēs varam atnākt uz šo vietu un justies šeit tā, it kā nekas nav mainījies. Mēs visi esam šeit paspārnē, siltumā un drošībā. Paldies jums visiem par to! Labas vakaras visiems. Labai džiugu, kad pakvietėte mus. Ir nors mūsų 2 klasės buvo sujungtos, bet dėja atvykome tik nedaugelis. Ir labai malonu atsiminti šios mokyklos metus, kurie praleisti gana skropiai mokantis bei išdykaujant. Taip, didelis dėkui mokytojams ir mūsų mylimam auklėtojui. Ačiū. Ačiū, taip. Labas vakaras. Es, protams, runāšu latviski. Es ceru, nevienam nav iebildumu, man tā ir daudz vieglāk izteikties. Un šo godu runāt atkal iegrūda man. Un mums kaut kā grūti teikt tos pateicības vārdus, jo mēs esam tikai otri jaunākie izlaistie. Un mums vēl nav pazudus tā skolas sajūta, mēs joprojām ar visiem klases biedriem tiekamies, mēs visu laiku esam kopā. Bet tomēr mēs esam kaut kur kāds no mums, Vladislavs, pārējiem mums uzmet. Mēs esam kaut kur tikuši, un tas ir pateicoties tikai mūsu vecākiem, mūsu skolotājiem, un pirmkārt, paldies, manuprāt, mūsu klasē bija visvairāk audzinātāji. Jā. Nu, es nelapoju, tas vienkārši smieklīgs fakts, kuru vērts norādīt. Jā, pirmā mūsu audzinātāja bija Danuta, otrā bija Ingūna. Kas mums bija tālāk? Trešā bija Kaspars, tad mums bija skolotāja Daiva, un beigās to grūtāko posmu mums pieskatīja Dācis. Tā kā mēs jau aizgājām pavisam pa spirāli. Bet mums pieskatīja, mēs pabeidzām. Kaut kā, bet pabeidzām. Un par to arī paldies no jūsu 15. gada beidzējiem. Jā, mēs nesen izlaidāmies, dažreiz atnākam šeit, dažreiz tiekamies, vēl īsti nav to sajūtu, kā jums pārējiem varbūt laikam jā. Dārte. Tu nepateici visu, kas tev bija jāsaka. Mēs esam tā klase, ja nu kas tur ārā ir pie sienas, tajā vissmukākajā bildē, kāda vispār eksistē. Pulkstenī, jā. Bet, ja tā nopietnāk, tad
ja jau par tām mūsu mīļajām audzinātājām, tad atcerēsimies tos pašus pirmsākumus, kad mums bija skolotāja Regīna, un mēs viņai sēdējām daudz klēpī, un daudz dziedājām lietuviešu dziesmiņas. Jā, pēc tam. Tad mums bija skolotāja Nēlija. Jā. Un tad mums pašā noslēdzošajā posmā bija skolotāja Jolanta, kas nu jau ir mūsu audzinātāja un direktori. Jā, bet daļai no klases tā bija vienīgā audzinātāja vispār visu šo 12 gadu laikā. Viņa neizturēja vienkārši. Tai aš kalbėsiu lietuviškai. Kažkurie iš mūsų klasės irgi išėjo po 9, bet ši mokykla liks visada mūsų namais. Ačiū mokytoja Jolanta, jūs būsit nuoširdi mama visada, kas mus išaugino nuo pačios vaikystės ir niekam neatidavė niekada. Labai ačiū ir visi vaikai, kas mes esame išėję iš 9, mes esame daug ką pasiekę, bet vienintelė auklėtoja būsit jūs, širdį dėkojame jums, direktorė dėkojame jums už tą, kad leidot mokintis tokio gražioje mokykloje. Ir visur, kur išvažiuoja į Lietuvą, man klausia, kur aš Latviją žinau ir išmoko lietuvių mokykloje lietuvių kalbą. Dėl to šitą mokyklą skamba ir toliau iš mano širdį, neskaitant, kad aš mokos kitoje mokykloje ir kitoje profesijoje. Bet dėkui jums ir su kitų, kas neatėjo, didelis dėkui jums. Mēs dāvinājām apskāvienus. 3, 4, mēs sakam kaut ko reizē, vai ne? 3, 4. Nekas, tik kā tu skaties.
Tas dziļums jūtams un man jābrīnās, pa kuru laiku mēs jau klusums klausulē, kā vārdi neko nespēja atbildēt. Atceries tu mani kā sumies. Atceries tu mani, atceries. Satiksimies, tiksimies pašā augstākā kalnotnē. Satiksimies, tiksimies pašā augstākā kalnotnē. Pašā augstākā kalnotnē. Pašā augstākā kalnotnē. Atceries tu mani, kad sumies. Atceries tu mani, atceries. Satiksimies, tiksimies pašā augstākā kalnotnē. 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 Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.